Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, mano draugai. Sakau, labas rytas ir galia mano labas rytas. Temperatūra tokia 37,3. Kokie dabar ką tik pamatavom, tai rodo tas elektrinis termometras 37. Aš visą laiką 3 kartus pamatuoju čia, čia ir čia. Ir padarom vidurkį. Tai vidurkis 37,3. Tai truputį dar turi mažiukę temperatūrą, bet šiandien tikrai matosi, kad truputuką jai geriau. Aišku, rytas visą laiką vakare būna blogiausiai ir vaikam, ir mums suaugusiam. Mes dabar varysime pasportuoti turbūt su Matu, nors mūsų draugai bando mumis perkalbėti, išeiti iš šito ritmo ir sako, varom pusryčių ir taip toliau, ir po to varom visi kartu pasportuoti. Bet nežinau, ar įmanoma tokį žmogų kaip Matas Vareika perkalbėti. Tai pasižiūrėsim, koks čia mūsų tas ritmas šiandieną gausis. Man labai reikia išsiplauti galvą. Prasidėjęs nauja dienelė, kokia šiandien iš vis diena, reikia pasižiūrėti. 13. Šiandieną yra šeštadienis, 13 diena. Savaitė laiko jau praėjo Egipte. Matau, kad vėjukas šiandieną pakilęs tikrai yra. Tai jaučiu, reikės užsidėti džemperį. Reikės pasiklausti, kaip mūsų draugai laikosi, kaip jų savijautos. Ir tikėkime, kad šitos dienos jau eis visos tik tais gerien ir lengvyn. Keliaujam į dar vieną dienelę kartu su manim. Liko man paskutinis pratimas. Heilytė irgi sportuoja. Oi, kaip tu irgi sportuoji su tečio. Kelnės visos juodos. Tai gerai, kad uždėjau ir taip murzinas kelnes čia į sportą. Nes būtų biškai gaila. Ir einu paskutinį pratimą pasidaryti ir varysim papusryčiauti. Ateik. Nežinau, turbūt. Galinė įpučia. Tai negerai. Nu, jisai, kaip sakė, kineziterapeutas, man visur kompensuoja, nes... Gerai, tėvukas vėl. Prisitraukimai eina į trasą. Opa! Opa! Nu, bet sakykit, ką norit, kai vyrai sportuoja, gražu žiūrėti. O tu ką čia pagal ritmą? Tik. Heilė tai šoka tiesiog. Gerai? Iš karto užsivedęs. Oba! Mamytė irgi pasportavo. Pasidarė pratimukus. Šiaip iš tikrųjų iš karto ta savijauta labai tokia gera. Noriu saugusė, sako, varom vėliau. Bet aš žinau tiesiog, kad po pusryčių yra tas toks, kur aptingsti ir po to ten eisi atsigulti prie vandens. Nu, sunku tiesiog bus vėliau, man atrodo, prisiversti, tai mes su Matu kažkaip tai sakom, reikia varyti iš karto, kai tik atsikeliam ir po to, kad tokia laisva dienelė būtų. Bet tai ten anam irgi yra dešrelių vištienos. Ne, tokia. Eik tu. Man atrodo. Nu, reikės patestuoti, nes man tai atrodo čia vienodas. Aha. Einam į kambarį. Nelabai aš iš tikrųjų skaniai pavalgiau. Bet Matas sakė, jam čia geriausia vieta. Tai pusryčiausim nuo šiol atskirai. Einam iki kambario dabar. Mažiukė visa marse. Tai nuprausim. Patys nusiprausim po sporto ir ką? Eisim šiandieną prie baseino. Kaip galvoji? Manau, reikia. Su vaikais va toks poilsis. Žmogus per savaitę laiko nesijaučia nei vieno karto prigulęs pailsėti prie baseino. Nu gerai, bet pripažinkim vieną dalyką dabar, va tiesiai šviesiai. Tau pačiam ir nepatinka gulėti.
Nu tai va, man tas, kai atsigula prie baseino, grinai praeina 2 minutės. Einam dar tai žaisti. Einam tą pulą. Einam kažką veikti. Jau praėjo, vėl medalį turėjau laimėti. Tai nieko. 4 diena, jokio neturim papuošimo. Realiai, kiek kartų mes turėjom papuošimus? 1? Ne, tai... Ar 2? Per savaitę laiką. Pirmą kartą širdavę, tada pinigų davėm ir 2 dienas padarė, o jeigu nori toliau, vėl turi duoti, nu, tokios žaidimo taisyklės. Nu, bet praeitą kartą, kai buvome Egipte, darydavo kiekvieną dieną ir neduodavom kiekvieną dieną pinigų. Tai čia jau tiesiog šitas žmogus truputį išnaklėjęs ir dar prieš tai padarydavo šitaip, žiūrėkit, aš jums parodysiu. Dar vakar, kai grįžom, radome tokią dekoraciją. Žiūrėk, sveiki. Dabar aš padariau. Tai ne, dar buvo. Kur? Dar šonai buvo, va tai va kažkaip padaryti. Va tai va buvo. O šiandien jisai jau iš vis Šiandien sako, net tiek pastangų nebeįdėjo žmogus. Tai aš einu pirmą pati ir tada tu atneški. Arba atneški, aš greit nuprausiu ir tada aš greitai pati nusiprausiu. Ne, tai tą raudoną reikia iš kitos pusės spausti. Ir kiek pas tave? 369. 372. 377. 376. Nu tai 38 kokia. Kodėl? Jaučiu bus. Nu, nes biškai reikia pridėti su šito. Aš ką tik po dušiuko ir dabar mes pafilmuosim Everyday by Roberta reklamą į Instagramą. Kas yra matę jau mane ne vieną kartą su Everyday by Roberta halatu Armėnijoje, tai jis ten ir liko. Nesivežiau į Lietuvą, nes žinojau, kad manęs laukia 2 nauji halatai Lietuvoje. Tai vieną atsivežiau čia į Egiptą naujo modelio ir spalvos ir vienas dar liko Lietuvoje, tai galėsiu parodyti, kai grįšiu. Ir jo, galėsit dabar pasižiūrėti, kaip vyksta reklamytė. Aš ką tik esu po dušiuko, pilnai apsirengus Everyday by Roberta. Dabar padarome tokią mini apžvalgėlę naujo modelio. Tai man žinokit šitas, nežinau, galbūt dar labiau patinka, kadangi aš esu tokia šiaip mažesnė, tai šitas modelis, kai jis yra ir trumpintas, ir rankovės irgi trumpesnės, man atrodo jisai tobulai tiesiog atrodo ir mečina plaukų rankšluostis. Persirengiau dabar greitai, kur čia dabar yra, kur čia padėjau pončą. Noriu jums greitai parodyti. Jis yra tokio tobulo, žinokit, minkštumo. Jis yra iš medvilnės ir bambuko audinio. Ir puikiai tinka po maudynių, kad ir namuose, ar į atostogas pasiimti, sugeria labai gerai vandenim. Tokie šiaip jie oversiziniai, tai vaikams ilgiau užtenka nuo 1,5 iki 2 metų. Tai prigrėbiu jį, nes dar padarysiu keletą nuotraukų. Turėkit omeny, kad turiu nuolaidos kodą Laura. Suteiksiu jums 15% nuolaidą visiems produktam Everyday by Roberta. Dar galite suspėti pasidaryti užsakymus ir sulaukti siuntinukų iki kalėdų. Ir labai fainai. Halačiuką kokį padovanoti, jeigu norit kažką tai truputį, kad būtų biudžetiškai, tai galit plaukų rankšluostį. Ir va, jeigu kažkokiem vaikučiam, tai yra ir vaikam halatai, pončiai, kūdikiams yra rankšluosčiai su gaubtu. Žodžiu, pasidairykit, labai fainų dalykėlių yra, aukščiausia kokybė siūta gaminta Lietuvoje. Mano šeiminėlę matau prie vaikų skyriaus. Matote, ten Matas kalba su Auguste, o Nauris, kaip suprantu, miega. Nauris, žodžiu, miega. Pridėsi 15 000. Mes Matas nekalbam. Aš? O iš kur aš tau pridėsiu? Iš kur aš tau ištrauksiu?
Dabar čia tokios kaip naujas taisyklės. Klausyk, čia tu prakalbėjai. Stoj aš tau. Turi 15 pradėti. Vaikai miega. Atsikėlė vaikučiai. Realiai, aš kol filmavau reklamą, praėjo visas poilsio laikas, vėl kimbam. Nori užlipti čia, Nikolė? Nori lipti? Ne, nėra žiauriai, bet... Mes vėl atvarėm pavalgyti. Ateina dabar sportininkas. Parodyk savo maikę. O kodėl čia taip atsėdė man vietos kur? Tai tavęs neplanavom. Pasportavai normaliai, nes atrodai nei paprakaitavęs nieko visiškai. Porą pratimų pasiriau, nes ten pasom negalima, žinai. O sakiau, jeigu ateis kažkas, aš išeisiu, žinai, kad tipo, sako, jeigu pamatys kažkas, pradės įsivaikščioti čia be batų, žinai, ateis pusenių. Tai atėjo, aš ir išėjau, o čia eisiu, damušiu pristraukimų savo firminių ir čipsų pasėsiu, bet pasidariau porą gerų pratimų. Atrodo, kad eterį nuimi iš karto laimingesnė. Čia visas nusipakuota. Ne, šitie tai čia lievas žiauriai, o va čia va. Šitie gal, bet skudurai. Ne, skudurai, jo, daug skudurių, bet čia reikia tarp skuduro ieškoti gero. Ne, bus čia. Kur nekalyti? Va. Mamasytė, žinokit. Ne, čia tai šūdas. Ne, čia šrotas. Nieko gero. Yra, bet ne šitos. Gal paieškojus kažkur tai. Čia darai lab. Aš einu per šortkatą. Tai ką tu galvoji apsirengti? Tai valenka tą patį kaip visai. Treninginės kelnės ar šortus dar? Gal dar šortus? Ai, ir maikutė kokia? Na jo, daugiau. Aš pasirinkimo daug neturiu. Sak, nenustebinsiu tikrai. Jeigu rasiu tokią maikę, jeigu nerasiu, tai išvis tą maikę. Kaip sakant, viskas dabar priesta. Ir, žodžiu, tas irgi nešvarus, kaip. Bet ko kambariuose trūksta, kodėl skalbenkės nėra, iš tikrųjų pagalvojus. Gerai būtų. Su vaikais ypač. Galėtų būti vaikų kambarys, tipo, kur pasiemi ir ten yra skalbenkė. Arba, kad ir staff online nueit, bet skalbenkė yra viena, ne? O skalbimo paslaugos čia vieną maikę įsiskalbti 1 eurą kainuoja, ane? Vienas džemperis 2 eurai. Viskas jau eina pas mamą. Nu, mes ir vėl žaidžiam dartais. Nufilmuojam, kaip tėtis meta. Opa. Bet į 17 tą savo skaičiuką žiūriu pataikai dažnai vis tiek. Oi, mano eilė, Zaikė. Palaikyk kamerą. Wow! Perfect! Paslopim! Žiauriai čia pavariau, žinok. O tas ruskis džiaugiasi, kai man nukrenta žemyn. Sako, kaip išversti. Nu, tipo, sako, super. Jo? O tai jis čia su tavim konkuruoja, manai? Aš žinau, gal laimėt nori. O jeigu tu va taip dabar čia laimėjai su šitus. Eina savo būtų belenkas. Būčiau. Prieš tai prigribavai biškį. Muzikė, jeigu aš dabar laimiu, aš vaikštau visą vakarą su medaliu. Ir davai tu savo irgi užsidėt. Jo, jau vėsu.
Aš megztinį eisiu pasiimti po to. Kur tas beždžionė pabėgo? Ne, pinigų sumokėti. Draugė, varysim bočią žaisti. Ką tokį draugą? Bočią, kur mėtit. Galėsim. Aš pretenduoju į čempionus čia dabar. Ne? Bet, nu, Nemanau. Matas nemano, bet aš vidui širdį galvoju, nu, apdruk. Biškai pradžiai, tai ten po 5 sumėti. Второе место. 169 баллов. Матас. Zuikai, ne aš laimėjau? Gali būti. И победитель у нас Ну, вот, сегодня ну, вот. 183. Лаура. O. Фото при... Čempionė. Viskas, šiandien bus su medaliais vaikščios. Kad visi žinotų, ką. Su medaliu. Dabar stoja, matėte nuotrauką visi. Tik aš negaliu nutraukti akių, nes mano mažas monstriukas laisvai. Geriau jautiesi, paplok. Laura mėgsta laimėti. O, kokia laiminga. Спасибо большое за Čempionė! Jausmas. Gerai, šūdas čia metalo gabalas kažkas. Klausyk, draugė. Pavydas. Klausyk, nepavydim. Thank you. Wow! Good job. O, žiūrėkit. Žodžiu, ką norėjau sakyti. Paskutinį kartą medalis man buvo uždėtas, kai man buvo kokia 14 metų. Tai prieš daugiau Tai jau 10 laikas. metų. Auksinis. Pirmos vietos. Šalta? Pirmos vietos medalis. Labai seniai. Šalta. Labai mama. seniai kažkada tai turiu. Veikia jau? Susitvarkė. Tai mes su Matu su savo medaliai šiandieną Mes visą čempionai dieną. esame. Turime vieną mažą dalyvę, kuri nesiruošia miegoti ir priešinasi mamos, ta prasme, ritmo viską. Mamos psichinė būklė labai kritinė. Jo. Kažkas parašykit ją į Instagramą gražių žodžių ar kažką, nes labai susinervavus. Kodėl tu taip jauti? Matas pasireiškia šitam video. Aha. Daugiau Kažkoks žodžių geresnis neįprastai, kiek jau čia surinkom tų Tai viskas, tai žodelių. dar 5 blogus į priekį nuo žodžio. Taip kad va, parašėt gražių komentarų po Augustės video, toliau rašykit. Bet iš tikrųjų jinai psichinė ligonė. Žinokit šitą. Mano labai prastas metimas buvo. Tavo dar prastesnis. Būtų 5-0, jeigu būtų nepataikę. Ai, mes Jos dabar štaip šoka, mes jas iš... Aidė? Bet tikrai kokia nekolė nebuvo. Ir dabar yra 9-9 ir mes turime šansą laimėti. Jie lygiai taip pat. Kur tu čia? lygius šansus turi. Jeigu kas nežino šito žaidimo bočią, tai komandom metam metalinius kamolius ir turim arčiausiai pataikyti to balto kamoliuko. Nu, bet koks. O Dieve. Bet toks. Pasim, dabar. Bet toks. Nes, dar. Le. Ir ne taip, reikia ne taip, nes viskas tvarkoja, draugė, nieko tokio. Отлично работа! Bet neblogai, draugė, šiaip žiauriai geras metimas. Žiauriai geras metimas. Kas meta, tu meti. Tu metu. Tai ką tik Augustė metė? Tu metu. Aš galiu belia kur jau. Jo, ble. Negali. Laimėjom jau. Tau reikia savo išsimušti. Tada laimėsi. Pas draugą tiesiog išmuškiu. Jo. Gerai? Aš norėjau, kad jie... Stipriai dabar Gerai, pavaryk. palaikyk dabar kamerą. Davai. Stipriai pavyko, ten jau kaip bus, po to tiesiog svarbu išmuš dabar. Ačiū. Ir darykas nedarom pergalės. ne. Kad sutruškit.
sakiau, kad sudorosim. Sudorosim. Nauri. Tu galvoji, aš patikėsiu tavo nesąmonėm, ką? Bandom, prigauti mūsų baigti. Laimėjo vyrai. Laimėjo? Sutriuškiname jūs. Nu nesutriuškino 10-9. vieno taško Ant vieno taško. Ant vieno Tai taško kas čia? Čia gėda. Ant vieno čia gavosi. Pažiūrėkit. Tai va, mes ir leidžiam čia laisvalaikį. Galvojam šiandien varyti iki miesto, Nauris nori varyti, bet mes užsirezervavę esame į restoraną 7 val. Vakaro. Tai Matas sako, varom rytoj. Užveš mažiukai tu tą vežimą. Pažiūrėkit. Gal jau viskas nusiema? Kodėl? Trukdo. O čia pirmas gyvenime smūgiavimas? Tai čia aš realiai. Čia tavo pirmas? Reikia ranką. Taip va. Jo. Kuo stipriau. Tai kad iš Kuo stipriau? Gerai. Gerai, sveikai išmušai. Kaip pirmas neblogai. Ko blogo nepadariau, viskas taisyklių ribos. Ne, viskas gerai. Tiesiog. Švelniai smūgiuok į baltą pataikykit patį viduriuką iš šito žalio. Naurė, tik padėti mum. Nauriui yra šiuo metu neaktualu, Bet kaip kad mes norim jiem gerai atrodyti, Jo. savo vyram, stengiamės. Šukuosimės nedarysimės. Čia negalvokit, kad finalinis įvaizdis lūpų. Nes Nauris, aš jau kažkada taip sakau gražiai pasiprašiau, tipo. O sako, tu šitą dabar taip baisi? Sakau, jo, žiauriai. O, lala. Bet- Kablašai, oi. Taptukas su Oi, kempinėle Heile. drauge. Oi, Palauk, tai stresinė situacija, nežinau, ar pasimetu. Kol mano reakcija suveikia. Palaukit. Palaukit, Situacija nevaldoma. Aš gerai, teta Heilytė. Čia mama liekama. O tu taip dažais jo? Jo. Oi, O tu sau. ne? Ne, aš tik čia užsidedu. Nu ir tai, va, ir nesimato nieko. Iš naujo. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Va, tai varyk dažytus, vėl tai man. Po laiko, žinau, puslė taip gerai nebelaiko. Dabar su kempinėlė ir vėl tau viską nuims, o dabar pažiūrėk, kas su pirštukais. Ir pažiūrėk, kaip matysis. Kaip tu, na, mes čia kai karikatūros išeis, aš tau prisiekiu. Pas tave čia nekontroliuojamas, bet atsitraukia pavaryk su šituo. Ar į lūpas ir tada mes nusivalysim su vatele. Nikolė. Gerai, šitą dalyką aš mačiau, kai žiūrėjau Love Island. Ir mačiau, kad merginos, kai dažėsi, visos buvo su tamsiai šitais lūpdažiais. Ir galvojau, kas čia vyksta? O čia pasirodo bananas ant mano megztinio. Nejuokink, draugė. Graži spalva. Graži, ne? Nufilmuokės, pažiūrėk į Nikolę. Va, su pametinukais kaip būtų. Gal šitas tušas tai draugė? Geras? Tu pamatysi, draugė, čia reikia mokėti, tu turi nuvalyti kraštus. Vienas majas turi, Čia niekas neklauskit, kokia čia buvo daina situacija. Ta prasme, A, gerai. skauda koją. Gerai. Tu man pasakyk. Jūs What the fuck, kas jums negi? Senas Jonas turi ūkį, įėjo. Kas? Ir turi ūkį, jie paršiukų, įėjo. Gali paklausti, kas jūsų veidė yra? Taigi Helovynas, lemba jau baigėsi. Galim pasidaryti tokias gražias šukuosenas su Auguste ir varyti vakarienę su tokiam šukuosenom. Nauri? Belen kaip gera šukuosena? Jo, klaunadiška.
Nu, nenusišnekėk, ta prasme, dabar čia yra ant bangos, pati populiariausia. Aš nežinau, draugė, tu girdėjai, kad sakė Dubajui visos šeichės, dabar su šitom šukuosenom. Tai ne Dubajui, visam pasauliu dabar. Nu, Jeigu tu be šitos šukuosenos, tu esi lopas. Ne lopas, ne lopė, bet lopės. Lauk savo šukuoseną. Tu lauk, nes čia taip sudėtingai yra pasidaryti, kad ateis tavo momentas. Aš tave pamokinsiu. Nu. Palaukit, nekalbėkit nesąmonę. Padarė pasą, į pasą prie pasą. Veiktų visai dar dzin. Nu, gumytė šitos lievai, man nepatinka. Geriau gal Nikolės įsiriš. O parodyk iš galo. Eik, tu žinok, labai, labai neblogai. Būsim rytoj garbanės. Jo, draugė. Iš šono nežiūrim. Iš priekio super. Šitas iš vis tobulai šonas. Žiūrėkit, nu pasirašykit, kad nieko visai. Yra dar kur mokytis čia, bet potencialo yra, kaip sakant. Po 6 metų pynė, nėra ką norėti. Reikėjo prisiminti įgūdžius, viską. Taip. O tu dabar kokias Kokias pats tas O, Jezau, bet, nu... geriau. Paudžia, kai prisimeni, kad turi vloginti ir kamerą, kai jau desertus kapojam. Ai, kamerą pamatyti, jau čia prie manęs dabar gražiai. Prisiminiau. Filmuok mūsų gražią šeimą, kuri niekada nesipyksta. Labai graži. Niekada nesipyksta. Niekada. Niekada nesipyksta. Labai graži. Nori būti tokia tobula šeima kaip mes, nebūsi. Nes mes nesipykstam, nesiapsižodžiuojam. Nu, tai viskas tas tinka. Nu, skanu tavo baklava. Žiauru, šaikai. O tau, draugė? Man nėra kaip žiauru. Šitas gal net skaniau? Nu, šitas toks įdomesnis buvo, nežinau. Tai ne apie įdomumą. Šitas irgi geras. Laura, klausia ne apie įdomumą, o apie skanumą. Tai, kad įdomiai jis atrodo, tai skrusdelinas kažkoks čia. Bet čia kaip skanu. Man nėra, žinok, taip skanu meilė. Baig. Kodėl tu taip? Imk norą. Tu neturi gerų skonių Kokį receptų. didelį kasnį? Nu jo, nepavyko. Tokio dydžio. Šiaip skanu irgi, bet... Ledai. Aha. Kolė. Čia mūsų baklava. Kokybė? Bet skanu. Ne. All inclusive atvažiuojam. Maistas būna toksai šrotas. Žinai, toksai maistas būna, kaip paaiškinti, dabar aš jums paaiškinsiu žmonių kalba. Valgyklinis. Kuo daugiau, žinai, pridėta kokybė. Sakiau, mes nesipykstam, viskas gerai. Kokybės nėra. O čia, pažiūrėkit, ten maistas iš Temu valgyklai, o čia maistas prabangus. Jau realiai kaip Karoči, labiau čia jau yra- Gucci, ne jau Versace. Aš tiesiog laikausi iš pats tikrųjų. O tau zuiki vaniliniai ledai skanus? Ne, kaip tau. Man irgi. Mato maistas, bulvytės free ir vaniliniai ledai. Ir po to sako, man pilvas skauda. Tai va, mūsų toks vakariukas su mūsų kasytė. Išsipuošėm, iš pat pradžių nuvarėm į vieną vietą, nes galvojom, kad ten bus restoranas, o ten tuščia buvo. Pasirodo, ne. Kas buvo? Atsimenu, kur mums fish siūlė. Aha. Tai ten toks pat ir jie kas antrą dieną dirba. Todėl mes kai buvom tada buvo, o šiandien nėra, nes jie kas antrą dieną dirba. Kas turku? Supratau, tai ten net ne tas restoranas buvo. Nes nuvarėm ir tuščia ir nesuprantam, kas vyksta, o pasirodo mūsų turkiškas restoranas va tokioj va vietoj. Šiaip tikrai labai skaniai pavalgėm mėsytės, užkandžiai, viskas buvo aukštos kokybės, prisivalgėm ant greičio. Labai. Nu, maistas tikrai 10 iš 10. Truputį gavosi, kad ant greičio, nes Nikolė atsikėlė ir toks gavosi. Tik gavalą vos nei padelį. Viskas ant greičio. Augustė atsipalaidavimo šį vakarą nėra. Būna, visko. Būna ir tokių dienų. Kartais mums pasiseka su Matu, nes Heilytė vadažymė čia ramiai miega. Prie eterio? Pavostikit gapalus. Žodžiat? Žiauru.
Žiaus, kapaliukai. Nu tai viskas, tada uždarom šitą vlogą, atsisveikinam, mano artimi draugai, šeima, pamujuok. Pasakyk labanaktis visiems, gero vakaro. Subscribe, like, share. Nauri? Pafolokit Jau mane. pažiūrėkit per šitą laiką, net baigė. Kad iškirpai mano. Kuri? Atsisveikin. Pafolokit mane, malau. Uždarome šitą vlogą, Unfollowkit Laura. pasimatysime Al manau, Laura. sekančiam bučkiai. Ate. Tiesiog sėdim. Ir žiūrim, kad nebėra. Tai gerai, kad neišlindęs negolio buvo. Žodžiu, Augustai graži suknelė nutrūko. Na, ne, tiek gražiai kainavo 8 eurus, tai net taip gaila. Nu, bet kaip sakant, bet buvau beveik visą. O dabar, jeigu tai pasileidi šitą, tai labai jau taip nukrenta. Jau jaučiu, kad iki galo, jeigu krenta. Jeigu jau krista, tai krista iki galo. Iki galo jau. Oi, negaliu. Tai va, su tokia gaida ir užbaigiam šitą vakarą. Augustai nesiseka. Žiaurus. Max. Vaikas per galvą lipa, suknelės iškrenta visą. Basutė šlapia visa. Vanduo išlieka. Nieko, ryt bus geriau.